Rugsėjo 6 dieną Kėdainiuose vyko futbolo pirmos lygos 3 rato paskutinės rungtynės, kuriuose susitiko Kėdainių Nevėžis ir Jonavos Lietava. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 3-3. Taškus kėdainiečiams pelnė Justas Gulbinas, Aretas Giekžna, Karolis Šidlauskis. Гуляй, Курбилатенько! Lygis! Liuks lemai! Tai kaip vertinate šią dieną žaidimą? Ir kaip čia atsitiko, kad taip staigiai pasiekėt rezultatą? Ar atsipalaidavę priešininkai buvo, ar kaip? Pirmiausiai, tai mes greit praleidom įvarčius. Taip, pradėjom rungtynės tikrai labai vangiai, kažkaip tiesiog labai sunkiai, vangiai ir to pasakojimo taip pat gavom tos greitus įvarčius ir, kaip sako, reikėjo pusantro kėlinio, kad mes atsibustume, o paskui matėt viskas pasikeitė, bet tačiau ir pabaigoje pritrukom laiko. Aišku, prie 3-0 pirmam ir dabar aš tikrai jau, kada sužaidėm lygiosiomis ir tas paskutinės 20 minučių tikrai vyrai, ačiū vyrams, parodė charakterį, viską ir tikrai taškas, jau galų gale taškas džiugina dabar. Sveiki, aš Virmantas Lemežis, Kėdainių Nevėžio klubo saugas. Kviečiu visus neabejingus futbolui rugsėjo 12 dieną 15 val. Ateiti palaikyti savo miesto komandą varžybose su Alytaus Alyčiu. Pagrindiniai rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė bei Daumantų skonio meistrai. Daugiau informacijos rasite www.fknevėžis.lt arba Kėdainių naujienų ir informacijos portale www.kedainietis.lt. Kedainietis.lt